Klaipėdos ortodontijos centro istorija prasidėjo 2007 metais. Aš baigiau rezidentūrą Vilniaus universitete ir mes atvykome gyventi ir dirbti į Klaipėdą. Ir nuomojamose patalpose Šaulių gatvėje pradėjome gydyti pacientus siekiančius ortodontinio gydymo. Greitai supratome, kad šitos patalpos mums yra per mažos ir pradėjome ieškoti naujų patalpų. Taip mes atsidūrėme Taikos prospekte, kur jau 15 metų vykdome savo veiklą. Būrėme bendraminčių kolektyvą ir, žinoma, siekiame aukštų profesinės veiklos standartų. Mūsų darbuotojai vieni jau prisijungė prie kolektyvo, turėdami patirties, kiti tiesioginė prasme užaugo kaip specialistai Klaipėdos ortodontijos centre. Aš didžiuojasi kiekvienu iš jų. Alina Karlova, su kuria kartu dirbame daugiau nei 18 metų nuo pat įmonės įkūrimo, pelnė geriausio metų burnos higienisto apdovanojimą Lietuvoje. Didžiavausi atsiimdama apdovanojimą už gražiausią klinikinį atvejį Lietuvoje kartu su kolege Lina Čečyte. Ir nesvarbu, ar pacientui gražus estetinis rezultatas po sunkaus plombavimo ar protezavimo gaunasi kolegėms itin gražus, ar burnos chirurgas džiaugiasi, kaip sėkmingai atsistato kaulas po sunkios cistos operacijos. Aš džiaugiuosi jų pergalėmis labiau negu savosiomis. Nors ir asmeninių sėkmių, žinoma, esti nemažai. Mano gydymo metodikos yra efektyvios, dėl to ir turime tiek daug pacientų. Tačiau pradedu pastebėti, kad labiausiai džiugina kiti dalykai. Kai mama atveda savo paauglį sūnų į konsultaciją ir prisipažįsta, kad jis pas mus jau kabutėse lankėsi, kai buvo jos įsčiose, jai būnant mano paciente. Dėl to ir myliu savo profesiją. Jeigu reikėtų apibūdinti mūsų įmonę keliais žodžiais, pirmiausia, man į galvą ateina patikimumas, kvalifikacija, kompleksiškumas ir meilė savo profesijai. Mes šeimos įmonė, todėl mums yra labai svarbi reputacija. Kiekviena mūsų sėkmė yra bendro darbo rezultatas, kiekvienas pacientas mums yra svarbus ir kiekvienas darbuotojas mums yra šeimos narys, todėl mes visada stengiamės, kad jie jaustųsi kaip namuose. Klaipėdos ortodontijos centras, kaip ir byloja jo pavadinimas, be abejo pirmiausia buvo skirtas ortodontinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Tačiau ortodontija yra tik pagrindinė mūsų įstaigos ašis. Be kitų dalių šiandien dienai Klaipėdos ortodontijos centras yra nebeįsivaizduojamas. Būtent kompleksiškumas ir yra mūsų klinikos stiprybė. Mes drąsiai vadinamės šypsenų kūrėjais, nes šypsena susideda iš daugybės dalių ir mes visomis jomis galime pasirūpinti. Naujas mūsų pastatas tuo pačiu yra ir absoliučiai naujas mūsų veiklos etapas. Mes tampame Klaipėdos ortodontijos ir odontologijos centru, nes tiesioginė prasme išaugome savo vaikystės marškinėlius. Ir norime pasiūlyti savo ištikimiems pacientams naują aptarnavimo lygį, erdvesnius kabinetus, erdvesnius laukiamuosius, trumpesnį laukimo laiką, dar daugiau paslaugų, kurias teiksime. O savo brangiems darbuotojams taip pat norime pasiūlyti geresnės sąlygas, poilsio kambarius, sveikatingumo salę, galimybę tobulinti savo kvalifikaciją, nepaliekant klinikos sienų. Klinika įsikūrė pačiame miesto centre, Taikos prospektas 22A. Lengvai pasiekiama tiek viešuoju, tiek asmeniniu transportu. Labai džiaugiamės, kad statant naująją kliniką mums pavyko išsaugoti šį didelį gražų ąžuolą. Tegu jis teikia stiprybės dirbantiems ir ramybės apsilankantiems. Mes norime, kad tiek pacientai, tiek darbuotojai pasirinkę mūsų kliniką daugiau su ja nebesiskirtų. Kviečiame
visus vakarų Lietuvos regiono gyventojus naudotis kokybiškomis odontologijos paslaugomis. Laukiame ir vaikų, ir suaugusių, ir senjorų.